Sveiki! Šiandien susitinkame podcast'e Aš tik paklausti, kur ir vėl kalbame apie sveikatą ir griauname sveikatos mitus. Tai šiandien kalbėsime su gydytoju urologu Edgaru Buržinskiu. Sveiki. Labą dieną. Ir pirmas klausimas būtų toksai, tai kągi vis dėlto gydo gydytojas urologas, nes daug kas klaidingai galvoja, kad gydytojas urologas tai yra tik vyrų daktaras, taip? O iš tikrųjų ta specializacija yra kur kas platesnė, tai gal apie tai ir papasakokim nuo pat pradžių. Taip, tikrai tas mitas vis dar labai populiarus. Žmonės iš tikrųjų yra nustebę, kai pasakom, kad urologas gydo ne tik vyrus. Ir mane iš tikrųjų stebina šita žinia, bet tikrai tai vis dar yra kol kas toks tabu, kad moteris lygtais neturėtų eiti pas urologą. Iš tikrųjų, gydytojas urologas yra pakankamai plačios specializacijos gydytojas. Mes gydome tiek vyrus, tiek moteris, sergančius inkstų, šlapimo takų akmenligę, taip pat šlapimo takų infekcijomis, įvairiais onkologiniais susirgymais, vėlgi tiek inkstų, tiek šlapimo pūslės onkologinėmis lygomis, tiek prostatos onkologinė liga. Taigi mūsų gydymo, sakykime, spektras yra pakankamai platus. Tai drąsiai galiu paneigti mitą, kad urologas yra tik vyrų gydytojas ir tikrai gydome visus. Šlapimo takų uždegimas, tokia liga tikrai daugam girdėta, infekcijos uždegimas, taip, nesėdėk ant šaltų grindų, nes čia bus uždegimas, tikrai visi esam tą girdėję iš mamų, močiučių ir taip toliau. Tai ši liga, ar ji yra dažna, nuo ko ji būna ir gal tada tiesiog galėtumėt papasakoti daugiau apie pačią ligą? Liga yra neįtikėtinai dažna tiek vyrams, tiek moterims. Vėlgi, šlapimo takų uždegimas kaip savoka, jinai yra labai plati. Čia mes galime kalbėti apie šlapimo pūslės uždegimą, apie inkstų uždegimą, apie prostatos uždegimą galime kalbėti. Visa tai telpa į savoką šlapimo takų uždegimas. Mūsų dažna pacientė yra moteris, kuri serga šlapimo pūslės uždegimu. Tie uždegimai dažnai kartojasi vėl ir pacientės neranda tiesiog efektyvios pagalbos, neranda gydymo. Dėl to šeimos gydytojai neretai tokias pacientės siunčia gydytojui urologui. Mes tokias pacientės priimame, tyriame, atliekame visus reikalingus tyrimus, atliekame echoskopiją, atliekame šlapimo pasėlius ir bandome efektyviai gydyti. Daug grėsmingesnė yra liga būtent inkstų uždegimo, taip vadinamas pielonefritas moksliškai. Ši liga pasireiškia jau rimtesniais simptomais, atsiranda ir karščiavimas, ir gali purtyti šaltis, gali atsirasti kiti nemalonūs reiškiniai, tokie kaip šono skausmas, žmogus tampa nedarbingas. Šias ligas taip pat gydome mes, gydytojai urologai. Kalbant apie vyrus, verta pažymėti, kad vyrai retai serga būtent šlapimo pūslės uždegimais, vyrai dažniau serga būtent prostatos uždegimu, jis gali būti ūmus arba lėtinis. Tai ūmus prostatos uždegimas pasireiškia taip pat labai stiprius skausmus, sunkumu šlapintis, karščiavimu, gali būti tas karščiavimas su šaltkrėčiu, su naktiniu prakaitavimu, su naktiniu šlapinimusi susijęs. Tai tokie pacientai turi būti gydomi antibiotikais pakankamai intensyviai. Kita grupė pacientų turi lėtinį prostatos uždegimą, tai tokia liga, kai pacientai jaučia diskomfortą pilvo apatinėje dalyje, spaudimo jausmą, silpną šlapimo srovę, kyla erekcijos problemų. Ir šie nusiskundimai gali trukti metus, gali trukti 2-3 metus, kartais visą gyvenimą. Tai šią ligą mes vadinam lėtiniu prostatos uždegimu. Tai kalbant bendrai apie visus uždegimus, tai noriu pasakyti, kad mes urologai tikrai juos gydome ir pagydome. Tad bijoti nereikia ir tikriausiai reikėtų ateiti. Tikrai nereikia. Taip, reikia ateiti, reikia išsitirti. Būtina yra urologo konsultacija, pageidautina, kad būtų atlikta ir echoskopija, kad įvertinti visas anatominės struktūras. Ir tikrai nebijokite, mes šias ligas diagnozuoti galime ir galime jums padėti. O pats ar pasveiksti, jeigu labai bijai ateiti? Kaip čia yra? Jeigu žmogus neateini, tai
kaip sakyt, laikas gydo tikriausiai, bet ne visus. Ne visus laikas pagydo, būna žmonės tikrai vargsta metų metais, kol prisiruošia ateiti pas urologą ir paskui, kai mes jau tokius pacientus pagydome, žmonės neretai padėkoja ir klausia savęs, o kodėl aš neatėjau anksčiau. Nes tiesiog gyvenimo kokybė tiek pasikeičia, tiek žmonėm palengvėja, kad jie tiesiog dėkoja mums, kad pagaliau surado tą pagalbą, kurios ilgai nerado. O nerado dažniausiai ilgai dėl to, kad vengė kreiptis, nes kažko tai bijojo, vadovavosi kažkokiais tai mitais ir paprasčiausiai laiku neatėjo pasirodyti pas specialistą. Tai tiesiog visus ragino, ateikit. Tikrai girdėjau tą frazę. Jeigu tai būna, kad, oi, būčiau žinojęs, taigi prieš daug jau laiko būčiau apsilankęs iš tikrųjų. O minėjot, kad tokios ligos dažnai pasikartoja, būtent šeimos gydytojai dažnai nukreipia pacientus ir pacientės pas jūs būtent dėl pasikartojančių ligų. Ar čia kažkokia būtent šios ligos yra specifika, kad jie atsikartoja, tiesiog išnyksta, sugrįžta? Kodėl tą paminėjot? Šlapimo takų uždegimai, jie yra linkę kartotis, jeigu jie yra neišgydomi iki galo. Neretai būna, kad žmogus gydosi arba netinkamais vaistais, arba netinkamą laiko tarpą. Sakykime, jeigu gydymo kursas būna per trumpas, pacientas nesuvartoja visų reikalingų, sakykime, medikamentų, tai ta liga jinai tuo metu lygtais susitvarko, bet praeina kiek laiko ir jį vėl atsinaujina. Tai yra viena iš didžiausių klaidų, kai žmogus nesuvartoja reikiamo vaistų kiekio iki galo. Kita klaida, kai yra gydoma, sakykime, aklai, kai yra neatliekami reikalingi tyrimai, neatliekama apžiūra, neatliekama echoskopija, neatliekama šlapimo pasėlis. Tokiu atveju mes nežinome tiksliai, ką gydome. Tam, kad gydyti ligą, mes turime žinoti tiksliai, ką gydyti, dėl to ir reikalinga konsultacija specialisto, kuris žino būtent šitų uždegiminių ligų diagnostikos ir gydymo principus. Tai pas kaimyną nereikėtų eiti ir skolintis vaistų? Tikrai kaimynas greičiausiai, kad jums nepadės, nes neretai būna pacienčių arba pacientų, kurie ateina, sako, tai va, aš čia geriau žmonos arba vyro vaistus, bet vis tiek man negerėja, daktarė, padėkit man. Tai tik pavyzdys, kad ne, vis dėlto kaimyno vaistai jums netiks, jeigu norite, kad liga būtų išgydyta, reikėtų ateiti pačiam ir atlikti reikiamus tyrimus. Tas frazės tikriausiai ir jums iki skausmo girdėtos, taip, kad pasiskolinau, čia pabandžiau. Tikrai taip, žinokite, tikrai taip, tai yra labai dažna frazė, ką tenka išgirsti mūsų kasdieniniam darbe. O sakykit, kaip plinta šios ligos? Ar tai yra liga, kuri gyvena ten kažkaip mumise ir aktyvuojasi, kai nusilpsta imunitetas? Ar tikrai čia kažkoks peršalimas, galbūt plinta lytiniu keliu? Kokie yra šios ligos plitimo būdai? Būtinai reikia atskirti du skirtingus dalykus. Tai yra šlapimo takų uždegimas ir lytiškai plintanti liga. Tai nėra tas pats. Šlapimo takų infekcija, ji nėra lytiškai plintanti infekcija. Labai dažnai pacientai manęs klausia, sergantys šlapimo takų uždegimais, daktaro, galima turėti lytinius santykius? Žinoma, kad galima. Lytiškai plintanti liga tai ne tas pats, kas šlapimo takų uždegimas. Tai tokie pacientai, kurie serga šlapimo takų uždegimu, jie gali turėti lytinius santykius. Jie savo partnerio neužkrės. Tai automatiškai ši liga pasireiškia žmonėms dažniausiai po kažkokiu tai sušalimu, po peršalimu, po išsimaudimo šaltame vandenyje, galbūt po skersvėjo kažkokio tais. Tiesiog tų priežasčių gali būti labai daug. Visos tos priežastys, kurios sukelia imuniteto nusilpimą, gali komplikuotis paskui šlapimo takų infekcija. Jeigu mes kalbėsime apie lytiškai plintančias ligas, tai be abejo jos plinta lytiniu būdu, kai yra vienas arba daugiau lytinių partnerių, tai jau tokios ligos tikrai reikia jau gydyti jas intensyviai, reikia gydyti abu partnerius, ne vieną, kuris susirgo, bet abudu, ir tai jau yra šiek tiek kitokio pobūdžio susirgimai. Kalbant apie šlapimo takų infekcijas, kokios yra rizikos grupės, kokios grupės dažniausiai kenčia nuo šio susirgimo? Tai kalbant apie moteris, dažniausiai serga arba labai jaunos merginos, kurios pakankamai neseniai pradėjo lytinį gyvenimą, arba serga jau vyresnės pacientės, kurios jau yra menopauzėje. Tai kalbant apie jaunesnės pacientės, tai tos priežastys iki galo nėra žinomos, bet manoma, kad tos pacientės, kurios gyvena aktyvų lytinį gyvenimą, automatiškai ta, sakykime, bakterinė infekcija, šlapimo takų uždegimas tiesiog vien dėl intensyvaus lytinio gyvenimo gali
stipriau plisti. Kalbant apie vyresnės pacientės, dėl menopauzės yra atrofavusi makšties gleivinė, dėl ko tos bakterijos vėlgi gali ženkliai greičiau plisti ir dėl to tos infekcijos jos linkusios kartotis. Tai apie moteris tiek norėčiau pasakoti, o kalbant apie vyrus, tai vėlgi rizikos faktoriai tai yra persirgta šlapimo takų infekcija. Jeigu vyras persirga šlapimo takų infekcija, pavyzdžiui, ūminiu prostatitu, jis yra daug didesnėje rizikoje, kad tas prostatitas kartosis ateityje ir virs lėtinę formą. Tai pagrindinis rizikos faktorius yra persirgtas ūmus prostatitas. O kaip tada tos ligos išvengti, pasikartojimo, galbūt kažkokios liaudiškas priemonės, tikrai girdim, kad su šiom ligom jos dažnai yra minimos, ar galbūt kažkokios kitos, kas būtų veiksminga, ką patartumėt daryti, kad ta liga nesugrįžtų? Pagrindinis dalykas, ką mes galim dėl savęs padaryti, tai pirmas dalykas stiprinti savo imunitetą. Tai sveikai maitintis, vengti žalingų įpročių, vartoti gausiai skysčių. Žmonės labai pamiršta vartoti paprasčiausiai vandenį. Šiais laikais paklausi paciento, ką jūs gerite, sako ryte puodelis kavos, per pietus puodelis kavos. Viskas. Ties tom baigėsi paciento skysčių suvartojimas. Tai noriu atkreipti dėmesį žmonių, kad jeigu jūs nevartosite skysčių, paprasčiausiai ta infekcija bus linkusi pasikartoti vėl ir vėl. Tai pacientams, kurie turi šlapimo takų uždegimo, reikia gerti skysčius. Dabar apie gyvensenos pakitimus. Tai aš pacientus visą laiką mokau, sakau, būtinai turit saugotis peršalimo. Reiškia, negalite maudytis eketėj, negalite šokti į šaltą vandenį po pirties, negalima jūroje braidyti ten valandas, nes sušalsit kojas, automatiškai atsiras šlapimo takų uždegimas. Visi šitie dalykai nėra mitas, tai tikrai yra teisybė ir tokie pacientai, jie kaip peršala, jie tikrai labai dažnai pakartotinai susirga šlapimo takų uždegimo. Kalbant apie liaudiškas priemonės, tikrai pacientai dažnai klausia, ar galiu vartoti tą, ar galiu gerti arbatas. Tai mes rekomenduojam vartoti arbatas, būtent uroseptinės arbatas, ypatingai spanguolės, meškauogės. Tai yra tapę kaip tradicinis urologų toksai preparatas, kuris net jeigu ir neturi galbūt 100% mokslinio pagrindo, bet kažkokį teigiamą efektą tikrai mes pastebime, bent jau placebo poveikį tai tikrai. Na, tai irgi yra svarbu. Tai irgi yra svarbu, nes tie pacientai serga ne tik fiziškai, tie pacientai serga ir psichologiškai, nes tie žmonės, kuriem kartojasi šlapimo takų uždegimai, jie yra desperacijoje kartais, jie nežino, ką jiems daryti, kaip apsisaugoti nuo kitų pasikartojimų. Tai tokiam pacientui rekomenduoti natūralias priemonės, kažkokias arbatas, tikrai kartais būna naudinga. Ir nešokti į eketę tada gal. Gal būsim nepopuliarūs, bet šitą jau reikėtų vengti. Gerai, Gydytojau, ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums. Tikiuosi, kad informacija buvo naudinga ir iki kitų susitikimų. Ačiū, iki.